Hai, 48 diena. Pastarąsias dienas labai daug įvairių veiklų, kurios yra skirtingos, tai overwhelmino visą mano galvą, mintis, tai irgi šiandien ilgiau pamiegojau, pradedu atsigauti ir dirbu prie keletą slaptų tokių projektų, kuriais pasidalinsiu tikėtina iki sekmadienio, dabar yra ketvirtadienis, turėčiau per 3 dienas pasibaigti. Tai ir parodysiu būtent, kas bus nuveikta. Tai tikiu, kad patiks. Ir staigmena tokia. Ir tuo pačiu, kas labai faina, tai šiandien pirmas įkrito, susipažinau su 2 jaunais entrepreneurs, lietuviais, ir kurie atėjo iš lydų, nemokamo elektroninės e-mailų rinkodaros pasiūlymo ir sutiko dirbti, tapti pirmi partneriai. Tai dabar ką reikės padaryti, tai reikės sukurti sutartį, reikės visą sistemą padaryti įdiegimo, bet esu tam pasiruošęs, esu numatęs, ką reikia pasidaryti, tikiu, kad rezultatus padarysime labai gerus ir bus patenkinti būtent ką gaus. Tai patiks dizainas, patiks žinutės, patiks galutinis rezultatas ir patiks rezultatai. Patiks, kiek pardavimų sugeneruosime būtent iš to kanalo. Tai irgi ruošiausi tam, tai dabar irgi džiaugiuosi, labai esu patenkintas būtent, kad irgi viskas pradeda klostytis geriau, pradeda dėliotis ir, kaip ir sakiau, užuodžiu aš tą milijoną, tai taip. Ir dar kas buvo padaryta šiandien, tai pasikalbėjom su draugu, kur keliausim Azijoje. Tai vėliau ateityje galbūt irgi pasidalinsiu būtent įspūdžiais iš kelionės, tai laukia nuostabi kelionė. Tikėtina aplankysime 2 arba 3 valstybės ir kiekvienoje valstybėje kitokie nuotykiai laukia. Tai, bet irgi nesmė, tai kalbam mes tik apie verslą, apie pinigus ir strategijas. Tai ačiū, kad toliau žiūri, seki, palaikai mane. 48 diena, 1 milijonas per 90 dienų. Jau daugiau negu pusė laiko praėjo ir dabar yra 11:30 vidurnakčio Australijos laiku ir baigiu darbus ir einu būtent namo. Iki.